2024 metais Lietuva mini įstojimo į NATO 20-metį. Minint šį įvykį penktadienį, kovo 29 dieną, Visagine prie savivaldybės pastato įvyko iškilmingas Lietuvos ir NATO vėliavų pakėlimas. Ceremonijoje dalyvavo miesto vadovai, meras Erlandas Galagus, vicemerė Aleksandra Grigienė, administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas, tarybos nariai, visuomenės atstovai ir Visagino mokyklų bei gimnazijų mokiniai. Sveikindamas šios reikšmingos datos progą, meras Erlandas Galagus pažymėjo ypatingą Lietuvos įstojimo į pačio galingiausio karinio aljanso reikšmę. Sukurto 1949 metais, 4 metai po Antrojo pasaulinio karo, aljansui priklausančių valstybių gynybai. NATO narėmis šiuo metu yra 32 šalys. Ketvirtadienį, kovo 28 dieną, vykusiame eilinėme tarybos posėdėje buvo svarstomi 27 darbotvarkės klausimai. 26 iš jų buvo priimti tarybos narių balsų dauguma. Tarybos nariai nepritarė sprendimo dėl karšto vandens skaitiklių aptarnavimo tarifo nustatymo UAB Visagino energija projektui. Šį sprendimo projektą taryba jau atmetė sausio mėnesio posėdėje ir vėl įtraukė į einamojo posėdžio darbotvarkę, neatlikus jokių pakeitimų. Tvirtinti pateiktame sprendime buvo siūloma didinti karšto vandens skaitiklių aptarnavimo kainą nuo 59 iki 86 centų per mėnesį už kiekvieną skaitiklį. Kaip nurodyta sprendimo projekte, elektroniniams skaitikliams butuose įrengti ir vėlesniai jų priežiūrai reikalingos papildomos lėšos. Visagino energija poreikia įrengti vadinamosius išmaniuosius skaitiklius pagrindžia tuo, kad rodmenys iš jų bus nuskaitomi nuotoliniu būdu, o tai padės išvengti netikslumų apskaičiuojant mokėjimus už gyvatuką ir sunaudotą karštą vandenį, kai gyventojai laiku nedeklaruoja skaitiklių rodmenų. Pasak šiam sprendimo projektui nepritarusių tarybos narių, karšto vandens skaitiklių aptarnavimo tarifas jau galioja nuo 2020 metų. O UAB Visagino energija pateikti skaičiavimai nesuteikia pakankamai argumentų, pagrindžiančių būtent tokį paslaugos kainos padidėjimą. Nuo 2024 metų kovo 26 dienos Švietimo kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriui vadovauja Monika Gutė, kuri į šias pareigas paskirta laimėjusi konkursą. Iš viso konkurse Švietimo kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėjo pareigoms užimti dalyvavo 2 asmenys. Antrojo dalyvio pavardė neskelbiama. Monika Gutė turi didelę patirtį švietimo srityje. Pastaruosius 3 metus dirbo Švietimo kultūros ir sporto skyriuje, kuriam dabar vadovauja. Anksčiau buvo Švietimo pagalbos centro darbuotoja. Taip pat dirbo mokytoja Žiburio ir Verdenės mokyklose. Anksčiau, nuo 2005 iki 2023 metų Švietimo kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriui vadovavo Asta Seliūnienė, kuri pernai spalį išėjo iš užimamų pareigų savo noru. Prisidedame prie Visagino savivaldybės administracijos ir kolegų sveikinimų ir linkime Monikai Gutei sėkmingo darbo Visagino švietimo sektoriaus labui. Paskutiniajame tarybos posėdėje Elenai Čekienei vieningų liaudies išrinktųjų sprendimu buvo suteiktas Visagino garbės piliečio vardas. Už nuopelnus garsinant Visagino savivaldybės vardą ir ilgametiai country muzikos festivalio Visagino country organizatoriai bei garbės prezidentei Elenai Čekienei suteiktas miesto garbės piliečio vardas. Toks sprendimas buvo palaikytas audringais tarybos narių plojimais. Kur dingo suoliukai, kurie anksčiau buvo pakeliui į stotį? Šį klausimą gyventojai pradėjo kelti įvairiose socialinių tinklų miesto grupėse, po to, kai pirmadienį skubėdami į traukinį nepamatė anksčiau įprastose vietose stovėjusių suoliukų. Paaiškėjo, kad suoliukus nuėmė aplinkos tvarkymo skyriaus darbuotojai, norėdami juos suremontuoti ir sutvarkyti. Taip pat bus įrengti betoniniai pamatai patikimesniam, vandalams atsparesniam suoliukų tvirtinimui. Visagino savivaldybė antradienį savo tinklalapyje paskelbė oficialią informaciją, kad nuo kovo 25 iki balandžio 25 dienos dviračių ir pėsčiųjų take nuo Kosmoso gatvės iki geležinkelio stoties bus atnaujintos 8 poilsio zonos.
Suoliukai su šiukšliadėžėmis bus suremontuoti ir užtvirtinti. Savivaldybė atkreipia dėmesį, kad suoliukai remontuojami todėl, kad 2023 metais buvo išlaužtos ir apgadintos 4 šiukšliadėžės bei 5 suolai, pavogti 2 dviračių laikiklai. Savivaldybė prašo gyventojų apie miesto turtui padarytą žalą pranešti policijai trumpuoju numeriu 112 arba kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos viešosios tvarkos ir rinkliavų skyriaus darbuotojus, dirbančius pirmadieniais ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 valandos, o penktadieniais nuo 8 iki 15:45. Pranešimus taip pat galima siųsti jūsų ekranuose nurodytais elektroniniu paštu bei telefonu. Kovo 26 dieną Visagino savivaldybės administracija kreipėsi į policiją dėl Antrojo pasaulinio karo aukų, nežinomo karių, kapo, Taikos ir Kosmoso gatvių sankryžoje išniekinimo. Pasak administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, kapas 2 kartus buvo apgadintas nenuplaunamais užrašais ir tai yra nepriimtina išraiškos ar gedulo forma. Užrašai ant kapo atsirado po teroristinio išpolio netoli Maskvos esančioje koncertų salėje Crocus City Hall. Visagino savivaldybė drauge su ES smerkia bet kokius išpolius prieš civilius. Mūsų mintis yra su visais nukentėjusiais, sakoma Visagino savivaldybės informacijoje. Kaip pranešėme anksčiau, kovo 24 dieną prie Antrojo pasaulinio karo aukų kapo pasirodė pirmasis sidabro dažais užrašytas tekstas su šia data ir užrašu skarbim. Kovo 26 dieną ant pirmojo užrašo atsirado antrasis, padarytas juodais dažais ir nesuprantamo turinio rusiškomis raidėmis. Ta pačią dieną plokštės nuo visų užrašų nuvalė Visagino savivaldybės aplinkos tvarkymo skyriaus darbuotojai, kurių balanse yra šis objektas ir kurio būklę turėtų stebėti savivaldybė. Prasidėjus pavasariui, miestas atnaujina pernai pradėtus 1 ir 3 mikrorajono kiemų rekonstrukcijos darbus. Visagino savivaldybės administracija informuoja, esant palankioms oro sąlygoms, kiemų rekonstrukcijos darbai bus atnaujinti kiemuose tarp Veteranų gatvės 17, tarp gyvenamųjų namų nuo Taikos prospekto 28 iki 44 ir nuo Draugystės gatvės iki Jaunystės gatvės. Savivaldybė prašo gyventojų minėtose kiemuose, kuriuose atliekami rekonstrukcijos darbai, nepalikti savo automobilių darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos, nes jų patraukimas pareikalaus papildomų išlaidų ir pailgins darbų atlikimo laiką. Kiemų rekonstrukcijos darbai tarp namų Veteranų 17, Taikos prospekto gyvenamųjų namų 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 planuojami užbaigti iki 2024 m. rugsėjo 30 dienos. Kiemų rekonstrukcijos darbai nuo Draugystės iki Jaunystės gatvės planuojami vykdyti 2 etapais. 2022 metais prasidėjusi pirmąjį etapą nuo Draugystės gatvės iki Sedulinos alėjos 49-51 namų planuojama užbaigti iki 2024 metų pabaigos. Antras etapas nuo Jaunystės gatvės iki Sedulinos alėjos 65-57 namų prasidėsiančiame šiais metais planuojama užbaigti iki 2025 metų pabaigos. Darbus atlieka UAB Šilinė. Kai įjungs fontaną, galima bus užsakyti muziką. Visagino tarybos posėdyje, kuris vyko kovo 28 dieną, buvo svarstoma galimybė užsisakyti muziką iš mūsų naujojo dainuojančio fontano. Tarybos sprendimo projektas suformuluotas taip: fontano saulutė meninės kompozicijos atlikimas pagal individualius užsakymus, naudojantis trumpuoju žinučių paslauga. Taryba patvirtino 2 eurų mokestį už šią paslaugą. Ši suma pagrįsta atliktais skaičiavimais, kuriuose atsižvelgiama į įvairias fontano išlaikymo išlaidas, įskaitant honorarus už autorinės teises. Kol kas muziką galima bus rinktis iš 10 kūrinių, kurių sąrašas bus matomas šalia fontano įrengtame monitoriuje. Ateityje kūrinių sąrašas gali būti papildytas. Monitoriuje taip pat galėsite perskaityti instrukcijas, kaip išsiųsti SMS žinutę su pasirinktos muzikos užsakymu. Redakcijos žiniomis, fontanas gali būti įjungtas jau balandžio mėnesį, prasidėjus šiltoms dienoms.